Gerą dienelę. Labą dieną. Vėl čia mes abudu dabar šį kartą apie kažką kalbėsim. Nieka jūs mūsų neklausė tada, nieka ne. Tai mes savarankiškai tada pašnekėsim. Tai čia politinė kaip ir reklama, ne? Taip. Tai Vygantas Matusevičius. Ir Vilmantas Povilai. Numeris 27. Kaip čia geriau rodyti, kad matytumėte. Viską čia matys. Tai va, prareitinguokit. Nesam tokie svarbus. Nu, va. Ir daugiau Vilmantas Povilaitis. Taip. Va. Tai va. Tai apie ką šiandien pašnekėsim? Aš kaip visą laiką, žinai, vaikštau po bažnyčios. Ir praeitą sekmadienį išgirdau, kad bažnyčiose kalba Dievo žodis apie Eduardą Vaitkų. O. Nu čia tai geras, galvoju. O, net bažnyčios. Ne, Dievo žodis ten yra. Dievo žodis. Jo, apie Eduardą ne, bet gali, kaip nori pažiūrėsi, jeigu pažiūriu į dabartinę, nes Dievo žodis yra prieš 2000, tai prieš daugiau metų parašytas, bet jis gyvas ir viskas vyksta, kas prieš tiek laiko parašyta dabar. Jį galima laisvai sudabartyti. Tai žiūrėkit, ką išminties knygų rašo. Nu, išminties knyga tai yra Senasis testamentas, jis toks man Evangelijos labiau limpa, bet čia pakalbėsiu, pakalbėsiu abudu apie išminties knygą. Aš apie išminties knygą negaliu kalbėti, nes aš nesu susipažinęs. Aš irgi tiek, bet išminties knyga tai yra superinė knyga, kur labai daug išminties duoda. Tai dėstyk žmonėms savo išmintį. Visi sykiu galvosim ir kalbėsim, čia yra gyva knyga. Ir žiūrėk, nuo ko jį prasideda? Nu žiūrė. Bedieviai kalbėjo. Į šitą sakinį nereikia tiesiogiai suprast, kad bedieviai kalbėjo. Galima įrašyti Landsberginiai kalbėjo. Galima įrašyti socialdemokratai. Bet tai šiaip tai Landsberginiai dažnai bažnyčiose būna vaidinti tokie kaip ten pamaldus. Aktorių daug yra, nesvarbu, čia neliečiam, jie te būna, aš nežinau, ten kartos neužrašytais Landsberginis, ne? Nors iš tikrųjų bent vaidint žmonėm tokiam, supranti, žmonėm. Supranti, Vilmantai? Supranti. Aš jau kai 13 metai vaikštau, jau man neaktualu, kas ką te vaidina. 13 metai? Jo. O rinkimai berods irgi, žiūrėk, 13 dieną. Nu jo. O 13 dieną rinkimai. Laimingas skaičius. Laimingas skaičius. Tada apie laimingus skaičius kalbant, aš gimiau užaugau 13 name irgi adresą. Irgi laimingas. Jo, 13, Paparčių 13. Mano žmona yra iš Paparčių 1A3. Irgi gaunas 13, jeigu aš išmesti. Mano dvinukai vaikai gimė 13 dieną. Aš irgi 13. Va, ir tu 13 dieną gimęs, įsivaizduoji? Tai 13 dieną ateinam į rinkimus ir išvaduojam Lietuvą nuo Grybo Landsberginės gaujos. Va. O, amen, aleliuja. Aleliuja, amen. Va, turim dar tą, bet dabar nusimušė mane, va. Žilvinas Razminas irgi, va, vienmandatį, kokio čia yra parašyta, nėra. Saulės, jo. Jie dar yra, jie vasis Oraitytį, aš blemba, dar yra. Radviliškio ir Tytumen, nu jo. Eduardas Vaitkus, nu tai čia visi žino jau, kur... Jo, tai vis tiek, jeigu kur mūsų tie yra vienmandatininkai, tai jūs balsuokit už tuos vienmandatininkus, kad kuo daugiau mūsų žmonių iš mūsų, iš Eduardo Vaitkaus sąrašą patektų į Seimą. Aišku, būtų pats geriausias variantas, kad būtų tam sąraše 141 žmogus ir kad vis 141 laimėtų rinkimus. Ir pažiūrėkit visur debatus, kur yra mūsų sąrašų nariai. Visur bus humoro. Visur bus ne humoro, bet bus sistemas pressing vienai prieš to žmonės. Ten įdomu, nes kitur tai ten atrodo, kad mirė debatuotų tarpusavy. Jo, tai tenai atrodo, kaip biorobotai kažkokie visai apie kosmosą šnek. Tai va čia Eduardo Vaitkaus sąrašas yra nesusipykęs su realybė, gyvenantis realiam gyvenime, yra realų žmonės, gyvi žmonės, o ne tokie kaip biorobotai, kurie kartoja sistemas, va ten, va čia, remkim Ukrainą, slava Ukrainė, ten... Ne, aš tai galvoju, žinai, kaip yra ir tie klausimai, viskas šeimininkui. Šeimininkas matytų, kad šeimininkas uždėtų pliuselį tenai jam. O mes neturim šeimininkų, mes esam laisvi Dievo vaikai.
Va, dar kartą pasirodo. Viskas. Gal čia per daug aišėjimo, ne? Nu, pasakok, numušau. Tai va, bedieviai kalbėjo. Nu, čia sakau, įsirašykit, kaip kokį, ar kokį jūs esat, ar kokius kitus matot žmonės. Geriausia pats save, kaip apibūdini. Ar bedievis, ar su Dievu, ar toks, ar toks. Čia nebūtinai tiesiogiai priimti šitą pirmą žodį. Ir ką jie kalbėjo? Patikokime teisių žmogaus. Tu įsivaizduoji? Tai va taip ir tiko, va čia. Nes jis mus varžo ir priešinasi mūsų darbams. Mūsų melui priešinasi. Jo, melui, bet visą tą, ką karas, viską, jo, remkim Ukrainą, mums reikia pinigų vilų nusipirkti, remkim Ukrainą, Ukrainos slavą. Tai ką nusipirkti ne mūsų problemos, bet ten vienu žodžiu... Kaip ne mūsų problemas yra, kad iš mūsų Lietuvos biudžetą įmami pinigai ir skiriami Ukrainai. Mūsų kandidatai, Eduardo Vaitkaus kandidatų sąrašas tokių dalykų neleis tokių dalykų. Tai taip. Viskas priklauso nuo jūsų, kiek jūs atiduosit balsų už Eduardo Vaitkaus sąrašą. Bet dar galėčiau pasakyti, čia bedieviai kalbėjo, tai galima įrašyti net tie žmonės, kurie pyksta, kad aš kitas įkvėlė, kai dalinu lapukus ir matau, jau šis tai jauniems, arba pamato tą lapuką, ojei, tai vos nebėgte bėga, tik veidas pajuosta, žinai. Tai va, šičia irgi va tokie žmonės, pikti žmonės, galima irgi rašyti pikti. Pikti, pavydus. Jo, visi tie tokie teisūs, visą žinantys, tipo, žinai, irgi visą žinantys, jis viską žino, tik juk Ukraina, tai tu, tik Rusija užpuolė Ukrainą, tu nežinojai, aš tai... Nu, aš žinojau, kad Ukrainoje 2014 metais buvo ginkluotas perversmas, tai tada jų nieks neužpuolė, tada buvo pagal globalistų planą, tenai, nu, va, tos spalvotas revoliucijos, kaip buvo. Aš galėčiau į Lietuvos miestelius perkelt. Aš tokį pavyzdį. Va, čia teisingai sakai. Pavyzdžiui, ateitų Lukašenka, organizuotų pas mus mitingus, mes nuverčiam Nausėdą ir, pavyzdžiui, įsirenkam ten kažkokį pastatytą žmogų. Šakių. Neįsirenkam šakėje, pavyzdžiui, Vilmantą Povilaitį įsirenkam. Vilmantas Povilaitis ten suorganizuoja viską. Nu, kaip pavyzdį. Ką tu ant manęs pamėčiai? Žinai, ne dėl to. Nes tu daug turi tokių, kaip nelabai mėgstančių tave. Tai lengviau jiems bus įsivaizduoti. O tu jau turi visus mėgstančius. Mane visi myli. Aš geras vaikas. Tai supranti. O aš blogas. Tai tu irgi geras, bet tave apgautų žmonių daug yra, kurie ant tavęs negerai kažką sako. Nu, aš jau irgi... Aš juos apgavau. Neapgavai. Į populiarumą aš irgi jau einu. Kai Kelertui paskambinau, aš irgi jau esu populiarus. Būčiau nežinomas, o dabar ištisai. O dabar esi religinis fanatikas. Taip. Bet matai, aš religinis fanatikas, bet ką aš skaitau? Čia ir Kelertas, galima rašyti, kalbėjo. Bedievis. Ne. Vietoj bedievių galiu rašyti, Kelertas kalbėjo. O tai tu manai, jisai su Dievu kalba. Supranti, Vilmantai, nėra netinkinčių žmonių. Visi žmonės tikintys, bet nebūtinai Dievą, arba sukuria patys savo Dievą. Tai čia aš ir nenoriu nieko kritikuoti. Čia yra, kaip kas žmogus nori, taip jis ir gyvena. Visą laiką jam yra galimybė pas tikrą Dievą. Svarbiausia, tikėkit savim. Savim irgi gerai. Savim tikėjimas, pirmas dalykas. Yra būtina savim tikėti. Pirmas dalykas, tai tada lengviau bus įtikėti Dievą, kai savim tikė. Nes tu turi jau tikėjimą neblogą. Nes aš irgi faktiškai esu toks kaip savių tikėjimas, aš dabar su Dievu paprasta. Pavyzdžiui, man reikia kažko, Dieve, sakau, blema būt gerai. Tu geriau žinai. Ir aš palieku visą jam. Ir nesuku galvos. Aišku, galima, yra kits variantas, kiekvieną dieną melstis. Bet jeigu Dievas, pavyzdžiui, daug būna, aš ką nors randu nusipirkti. Ir matau, jeigu man skirtas ir aš nusipirku, ten, pavyzdžiui, pigiai kažką randi ir tada kaip užblokuota. Arba, pavyzdžiui, nieks neskambina, aš tik tai nusipirku ir pasipila skambučiai tam žmogui, oi, parduota jau, žinai. Atrodo, užblokuota būna aplink. Tau paruošta. Jo, man paruošta vynai. Va čia yra, tai aš, Dievas geriau žino, ko man reikia
Tai čia Ir tau rezervaciją padaro iš karto. Pavyzdžiui, jeigu pas tavęs stiprus tikėjimas į save, tai tau lengva bus ir Dievu patikėti tą visą meilę. Lengviau yra šitą, nes kurie į savo savivartę, savo žemą, jiems labai sunku, jie to Dievo prašo nuo ryto lygi vakaro, o savivartė žema ir jie negali prašo patikėti. ne tų dalykų, ne to, ko jiems reikia. Gal ir taip, bet aš nenoriu čia analizuoti, bet tas yra geras dalykas. dalykas. Nusimušti. Gerai, jo, vėl nusimušti. Gerai. Galima rašyti, vietoj be Dievo kelertas arba lėkštutis. Galima ir taip įrašyti. Ir sako, dar sykį paskaitau. Patiko komiteisijų žmogaus, nes jis mus varžo ir priešina mūsų darbams, vogimui, kad į Ukrainą siunčia tuos pinigus, jis priešinas Eduardas, taip, sako, mes nesiūsim, to nedarysim, ano nedarysim, ir jie dabar galvo, blema tas, mes norim čia vogti tuos pinigus, o jis tiesą sako. Negerai jau čia jiems. Negerai čia kažkas. Priekaišė mums nusižengimais ir įstatymu. Ten, kad konstitucija sulaužo. Sakė, ta Vilykščiais ten kažkas. Ai, ten ta Širinskienė, teisininkė. Bet Ką žinant, kiek jinai teisininkė, kad jinai žmogaus